dar vienas klausimas, kuris tikrai kils, bet noriu jį iš karto atsakyti. O tai kadagi bus programa jau ant telefonų, planšetinių ir kitų kompiuterių, kurie nepalaiko Windows operacinės sistemos. Tai planuojame tai padaryti per 6-8 mėnesius, nes reikalauja tam tikrų specifinių laikų, galbūt mes tikimės, galbūt turėsime ir anksčiau, tačiau įvykiams užbėgant už akių ir kad nereikėtų mums atidėti kažkokių tai terminų, tai nusibrėžėm tokį terminą. Kodėl buvo pasirinkta pirmiausia kurti programą ant Windows operacinės sistemos, todėl kad tai yra Lietuvoje plačiausiai naudojama sistema ir šiandien dienai jinai leidžianti mums labai lengvai bei ypatingų integracijų naudoti 2 ausines. Taigi apie ausinių naudojimą ir kaip jas pajungti prie programos bus atskiras video ir šiandien dienai linkiu Jums sėkmingo naudojimo integralios stimuliacijos ant Windows operacinės sistemos.